Dar viena programėlė, kurios esmė internetinio puslapio pritaikymas išmaniajame telefone, tai Delfi. Manau, kad daugelis žino, kokią informaciją galime rasti šiame portale, kokias jis dar funkcijas atlieka ir visa tai yra pritaikyta patogiam ir lengvam naudojimui išmaniajame telefone. Atsidarę programėlę matome paskutinės naujienas. Kaip ir portale, visus straipsnius galime komentuoti, dalintis naujienomis su draugais per elektroninį paštą, Facebook ar Twitter socialinius tinklus ir pasididinti ar pasimažinti rašmenis. Paspaudę mygtuką nuostatos galima nusistatyti, kokias naujienas mes matysime tarp pačių naujausių naujienų, kokias kategorijas. Sekančiame programėlės lange rasime verslo naujienas, kitame naujienas Lietuvoje. Skiltis pranešk siūlo paskelbti apie savo istoriją ir jeigu ji yra tikra ir pakankamai įdomi, redakcija ją paskelbs tinklalapyje. Paskutinėme programėlės lange daugiau rasime visas portale esančias kategorijas ir nuorodas į kitus puslapius. Manau, kad ši nemokama programėlė pradžiugins visus nuolatinius Delfi skaitytojus. Šią ir kitas lietuviškas programėlės bei jų aprašymus galite rasti adresu programėlės.omnitel.lt.